Kaimynų katinas laukia. Jis dažnai mane stebi va šitaip piktai. Čiau. Saulė šviečia, bet tikrai vėsu. Šiaip norėčiau šitų rudų, bet čia jis išpakuotas ir buvo pasirodo vienintelis pakelis. Tai gaila, nes rožinių tikrai nereikia. Dar galvoju apie šitas, bet labai ryškia. Tai nežinau. Išėjau nieko labai daug nepešusi, iš tikrųjų pasiėmiau keletą dalykų, nes nieko nėra rudenį. Negaliu patikėti, negi Olandai irgi nemyli rudenio. Negi mano planas neišdegs. Pasiėmiau taip kelis dalykiukus, ką radau, bet šiaip viskas pagrindė yra kalėdoms. Kodėl taip anksti? Rugsėjis juk. Atsibos kalėdos labai greitai, jeigu taip anksti prasideda. Na, kažkaip suksis iš padėties. Minimaliai tada kažką pasipuošiu, bet vis tiek turiu kažkokį akcentą padaryti. O dabar noriu parodyti, kur karuselės vyksta. Va čia va. Garsas didelis, nežinau, reikės vėliau turbūt ateiti, tai aš čia tiesiog praeinu pro šalį pasižiūrėti. Grįžau ir nusprendžiau greitai nufilmuoti, ką nusipirkau, kol nesutemo. Tai pasiėmiau va tokį stovą, telefono laikiklį, nes maniškis sulūžo, tai labai tikiuosi, kad šito kokybė bus šiek tiek geresnė. Tada gavau tokį namų kvapuką, diffuserį, iš daugybės įvairiausių skonių, išsirinkau būtent šitą. Labai faina, va, kai yra tokia galimybė pauostyti parduotuvėje ir daug lengviau išsirinkti. Tai šitas labai skaniai kvepia, kaip suprantu, čia yra magnolijos kvapo. Tai toks nesunkus, ne per saldus. Labai tik tikiuosi, kad jisai jausis, nes žinot, būna tokių, kur nusipirki, pastatai ir tu nieko neužuodi. Jokio kvapo visai nebūna. Tai aš labai tikiuosi, kad šitas bus ganėtinai stiprus ir užsiuos namuose. Tada pasiėmiau tokius kvapukus į spintą. 2 lapeliai yra, tai reikės pabandyti. Jeigu patiks, nusipirksiu daugiau. Skalbimo servetėlės, kad nenusidažytų drabužiai turintis 2 spalvas, tai kaip juoda balta, aš turiu keletą megztukų, tai visai gerai įmeti ir žinai, kad tavo drabužiai saugus. Reikėjo pjaustimo lentelės nedidelės, tai pasiėmiau, maža dėžutė išlankstomam visokiem raktam, nes jie visur mėtusiam, žinai. Ir kas liečia dekorą rudens, štai. Keletą gerybių, labai gaila, nieko daug nebuvo, nes kaip ir minėjau, viskas yra kalėdoms, gaila, bet, na, nieko nepadarysi. Suksimės iš padėties, tai va tokie maži moliūgėliai, tada konkorėžiai, moliūgėliai, riešutėliai ir panašiai, gėliukai. Ir dar vienas toks pat rinkinys, tik kitokių spalvų. Tai reikės pasidaryti lėkštę su šiom gražiom rudens gėrybėm. Pridėsiu visų šitų ir lempučių ir turėtų būti visai gražu. Ai, palaukit dar. Taip pat porą dekoratyvinių pagalvėlių užvalkaliukų. Rudens spalvų turėtų būti visai gražu. Tokios švelnios. Maniškės labai pilkos, tai reikės pagyvinti. Vaizdo kokybė, žinau, ne kažką, nes vakaras, bet varom į tą karuselių festivalių paradą.
Vadinasi kermis. Tai va, varom pasisup ir suvalgyt kokių Cheerios. Niam. Ir cukrinės vatos. Privalomai. Prisėsiu, nes vis tiek noriu parodyti tą puodelį ir tą vieną dekoraciją, kurią nusipirku Lietuvoje ir parsivežiau čia. Ir taip pat dar šiomis dienomis radau dar kai ką rudeniško, dėl to noriu jums parodyti. Mano puodelis, kurį visiškai esu įsimylėjusi, geriu ir kavą ir arbatą jau iš jo. Iš Lietuvos pirkau Pepko parduotuvį ir man atrodo kainavo gal tik tai 2 eurai ar 3 eurai. Bet pažiūrėkit, kokio gražumo, koks mielas. Tikras moliūgėlis. Žiauriai patinka, labai patogus, nėra per sunkus ir dar nuspalva. Žiauriai, tikrai labai džiaugiuosi. Gerai, ir sekantis dalykas. Tadam! Pažiūrėkit, kokio mielumo. Šitas mažas moliūgėlis. Tiksliau, netoks jis ir mažas. Va, pasižiūrėkit pagal galvos dydį. Nėra jis toks jau mini. Bet žiauriai mielas, toks minkštas. Ir tos vadinamos teddy bear medžiagos. Švelnutis. Sorry, dulkės biškai pasileido. Reiks išpurenti rytoj lauke. Žodžiu, galima ir ant lovos padėti vietoj mini pagalvėlės. Ir ant sofos galima. Žiauriai cute, pažiūrėkit, koks mielas, ne? Ir šiaip ant stalo, ant lentynos, bet kur. Ant knygų. Nu, tikrai gražus. Mano 2 dalykiukai iš Lietuvos, abu labai panašios spalvos, tos pačios formos, tik funkcijos kitos. Jej! Toliau, iš minkštų dalykų dar pasiėmiau vieną pagalvėlę. Šį kartą jau ne tik tai užvalkalą, bet su pačia pagalvėlė. Ir jis irgi tas vadinamas teddy bear. Labai švelnus, toks, ekstremaliai švelnus, labai maloni medžiaga. Toks kaip kad būtų chalatas naujas, žinot, ta tokia super minkštutė, švelnutė medžiagytė. Ir taipogi teddy bear. Kažkaip kartuoju labai aš tą frazę, bet tiesiog kažkaip šiais metais labai susigundžiusi esu. O matot, suprantate, apie kokią medžiagą aš šneku, taip? Tai, žodžiu, viskas žiauriai minkšta, švelnu ir tai yra būtent tai, ko aš noriu ir siekiu šį rudenį. Kad viskas būtų labai jauku, minkšta, šilta ir kad norėtųsi būti namuose, žiūrėti filmus, valgyti popcornus ir gerti pumpkin spice latte. Va. Tada dar keli papuošimai stalui. Šitą obuoliuką aš esu radusi jau prieš keletą mėnesių. Nelabai gal matosi per kamerą. Tačiau šviečia tokiom mažom lemputėm ir vakare labai gražiai atrodo. Jis toks, matot, atrodo, lyg būtų sudaužytas, kaip suskilęs. Toks gelsvai oranžinės spalvos. Ir aš jį, kaip sakiau, radau prieš kelis mėnesius. O šiandien aš radau mamą. Obuoliukas mažasis ir obuoliukas didysis. Va, šeiminėlė kokia. Nu, labai gražiai atrodo. Šiaip labai nedaug mokėjau, bet atrodo jie tokie brangus. Ir sunkus. Ir šviečia labai gražiai. O vakare, nu, tai pasakiškai atrodo. Dabar tik tai gal taip nesimato, nes visus šviesas esu sujungusi. Bet žiauriai cute, ar ne? Šiaip buvo visokių spalvų, buvo toks tamsesnis į pilkumą, bet tos lemputės netiek matėsi. Ir buvo dar vienas visiškai toks kaip paprasto stiklo be jokios spalvos. Tai man iš tikrųjų gelsvi patiko labiausiai. Galvojau iš tikrųjų pamaišyti, nes žinojau, kad namuose turiu šitą spalvą mažąjį. Ir galvojau gal paimti tą didįjį pilkos spalvos, tačiau, kaip sakiau, nu, man nepatiko, kad lemputės taip nesimatė smarkiai per tą tokį tamsesnį stiklą. Tai dar vienas pirkinukas, tai yra va toks metalinis indelis, padėkliukas.
į jį dėsiu žvakę. Radau va tokią labai fainą moliūgėlio formos žvakę. Jinai tokia forminė, nes neradau nieko panašaus va į tokią žvakę. Čia mano sena žvakė. Norėjau kažkokios tokios žvakės, bet galbūt oranžinių žalių spalvų ir kad būtų labai geras toks kvapas, kažkas susijęs su rudeniu. Tačiau nebuvo visiškai nieko su to susiję. Buvo dar likę daug vasariškų žvakių, kas kvapai su gėlėm, ko tikrai nenorėjau. Ir jau kaip ir prasidėjo tokie labiau kalėdiniai. Tai nusprendžiu tiesiog, kad geriau tada be žvakės kvapnios, o tiesiog turėti gražią vieną forminę žvakę, kuri tikrai, manyčiau, atrodo labai puikiai. Va. Romantiškai. Paskutinis dalykėlis. Žvakidė. Moliūgiukas. Koks fainas, pažiūrėkit, dantukai kokie. Kiūtulas. Ir pasiėmiau tiesiog tų paprastų žvakelių, kurios dedasi į tokias žvakidės. Tai sakyčiau, irgi labai labai fainas ir mielas. Tikrai džiaugiuosi savo mažais pirkinukais. Turėtų visi šitie maži dalykėliai paversti namus šiek tiek jaukesniais. Ir sakyčiau, va taip va ir jaukinamės rudenį. Taigi saldžių sapnų visiems. Varau praustis ir miegoti ir susitinkam rytoj. Na ką, išėjau pasivaikščioti po rudeninės Vėgėlio gatves. Labai gražu, labai geras oras, ta prasme šilta, tik labai apsiniaukia ir toks kažkoks rūkas. Atrodo žiūri kažkur ir atrodo, kad akis apsiblausia, nes taip balta. Lapai krenta, dar kai kur žydi tos tokios rudeninės gėlės. Toks fainas jausmas. Ir dar savaitgalis ant nosies. Va, prisėdu čia ant suoliuko po medžiu. Truputuką pasėdėsiu, tada nueisiu iki parduotuvės. Labai noriu susirasti tokį pumpkin spice sirupą į kavą. Nes mačiau internete yra, o fiziniai parduotuvėje ar bus, nežinau, pasižiūrėsiu. Tai jeigu bus, tikrai nusipirksiu. Nes labai noriu, vat būtent šį savaitgalį pasidaryti kažkokios skanios, ypatingesnės kavos ir įsijungti kokį nors serialą arba filmą. Tai galvoju apie, jeigu filmą, tai Hokus Pokus, nes tai yra toks Halloweeninio tipo filmas. O jeigu serialą, tai gal kokie vampyro dienoraščiai ar Gilmuro merginos ar kažką tokio. Jeigu šiaip turit kažkokį savo mėgstamiausią rudenišką serialą, prašau, prašykite komentarus, nes galbūt bus kažkas naujo, ko nesu mačiusi. Tai visai būtų įdomu pasižiūrėti, patikrinti, pračekinti ir galbūt patiks. Tai pasidalinkit visos ir visi, gal kažkas ras kažką naujo ir savo. Nusprendžiau užeiti į degalinę ir pasimti kavos, nes kodėl ne? Žinau, ką pagalvojau. Aš kažkaip tai mėgstu pasižiūrėti vlogus, tiek lietuviškus, tiek amerikietiškus, britiškus. Žodžiu, žiūriu visomis kalbomis, kuriomis suprantu.
Yra labai daug merginų ir nesvarbu kokios šalies, kurios daro vlogus, tačiau bijo filmuoti save viešumoje. Nes va, tai dviratis pravažiuoja, tai žmogus praeina su šuniu, ar tiesiog porelė, ar jaunimo grupelė. Ir jos tiesiog gėdijasi kalbėti, gėdijasi filmuoti, bijo, kad gal pasijuoks kažkas iš jų. Taigi, ar suprantam, kokiais laikais gyvenam? Visas pasaulis sėdi TikTok'e, Instagram'e, Facebook'e, Twitter'e, visur. Visi filmuojasi, daro visokias nesąmonės ir visi keliam viską į socialinę erdvę. Ir kažkodėl vis tiek yra kažkoks gėdos jausmas. O kodėl? Pažiūrėkit, ką tik praėjau pro žmogų, kuris vedžioja šuniuką. Nu ir ką pagalvos, pakvaišusi, čia save filmuoja moteris eidama. Nu, ir kas dabar? Taigi per galvą tai negavau liktai. Pantas, daugiau drąsos, nieko neatsitiks. Mokėti reikia pasijuokti iš savęs, o ne iš kitų. Tai už tai. Ir dėl ko būtent apie tai kalbu. Nes man asmeniškai tie vlogai, kur Pano sako, oi, šiandien eisiu ten, darysiu tą, bus taip ir taip, ir tada galų gale tiesiog video, kaip grįžta namo ir papasakoja, ką veikia, bet iš tos dienos nieko nenufilmavę, nieko neįdeda, neįkelia. O atrodo taip lauki, nes pasako, oi, šiandien va ten ir ten vyksiu, pasižiūrėsiu tokių fainių dalykų ir taip lauki to epizodo ir jo nėra. Nežinau, kažkaip tada aš iš karto prarandu susidomėjimą, būtent tuo vlogu, tą vlogerę ir tiesiog man būna visai nebeįdomu žiūrėti. Tiek ten norėjau pasakyti. Gal ir ne į temą, bet tiesiog. Ką pamačiau? Ir vištytės, ir ožkytės. Tai va dabar nufilmuosiu. Mažaliukai. Jutau, kokie jūs mėly. Labas. Labas. Nu. Ką veikėt? Tu labai pasisveikint nori, taip? O ragiukai tavo kokio gražumo. Labas. Labas. Ir auskariuką turi. Labai gražus jūs. Ir tu išdrąsėjai. Kas ten? Turit vištyčių kaiminių, ne? Ne. Koks tavo vardas? Labai gražus tu. Ar graži? Va ten dar vienas slepiasi už kelmo. Vištytė bėga. Va ten. Kas ten? Lamiukas? Einam pažiūrėti. Ai, ne lamiukas ten. Irgi avytė kažkokios rūšies. Oho, tavo šukuosena kokia. Kažkas rado, kur įamžinti savo meilę. Romantika. Čia jums giliukų kiek prikrytė? Ir valgot giliukus, ar ne? Čiau! Labukas greitai užbėgu nufilmuoti tai, ką nusipirkau Humanoje ir ne tik, bet ir taip tiesiog dėvėtų drabužių parduotuvėje Kupiškyje, kai lankiausi. Tai noriu tiesiog parodyti. Taigi pirmas mano perliukas, kuriuo tikrai labai džiaugiuosi, yra iš Street One. Ir tai yra žąsies plunksnų liemenė. Labai gražios spalvos, tokios tamsiai šokoladinės rudos, tai sakyčiau labai rudeninė, labai šilta ir jinai yra oversizinė, skaičiais 42. Tai labai didelis, tačiau netrodo. Kai užsidedi tikrai netrodo, yra vietos ir didesniam megztiniui ir džempui su kapišonu. Tai sakyčiau labai geras radinukas, labai geros kokybės ir tai, kad vidus yra su plunksnomis. Tai manyčiau bus labai šilta ir labai gera šią liemenę nešioti šį rudenį. Antras radinukas tai būtų toks labai didelis išskirtinio modelio megztinis, nes kaklas jo yra kaip turtleneck.
toksai šiek tiek platesnis, bet labai gražiai apsispaudžia aplink kaklą ir labai gražiai atrodo. Galima kažkokį didesnį papuošalą užsidėti. Nežinau kodėl, bet man megztinėse patinka tokios plačios rankovės, čia apsispaudžia aplink riešą gražiai. Ir toksai, jis visas platus, apačia irgi apsispaudžia, toks gaunasi kaip balioniukas, tačiau prie kažkokių geresnių kelnių ar kažkokių gražesnių džinsų turėtų atrodyti labai gražiai. Na, bent jau aš taip manau. Nulėkiau iki vyriškos skyriaus, nes aš ten visada randu kažką, kas man patinka. Tai čia būtų toks švarkelis. Truputėlis susilamdęs jisai, nes buvo skalbtas, neišlyginau, kaip išdžiuvo. Tai va, yra va toks švarkelis, vyriškas, dėl to jis yra didesnis, oversizinis, nes galvojau, kad būtų visai faina. Dar ant kokio megztuko arba turtleneck golfuko užsidėti. Čia yra 100% medvilnės, yra iš Esprit, regular sizas, bet čia aišku vyriškas, tai gautųsi L-as. Kreminės spalvos, švarkiukas. Prie kėdukų, kodėl ne? Dabar noriu parodyti patį fainiausią perliuką. Ir jis taip pat yra iš vyriškos skyriaus. Ir tada, tai yra švarkelis, kurį jau nešiau milijoną kartų grįžusi. Toks švelnutis. Ir aš net nežinojau, kad iš tikrųjų šiais metais šį rudenį būtent tokie švarkai yra labai populiarūs. Mačiau TikTok'e ir Instagram'e, kad labai populiarūs būtent tokios spalvos, tokios medžiagos ir dar gali būti apykaklė tamsiai rudos odos. Ir sakyčiau, va tokiam orui kaip dabar yra pats tas, kai nėra dar pakankamai šalta, bet tuo pačiu ir vėsu būti tik su megztiniu. Tai tiesiog pasakiškai tinka ir labai džiaugiuosi. Jis toks, kadangi iš vyriškos skyriaus, jis toks oversizinis ir tai malonu su juo. Aš kažkokį tokį didesnių megztinių, va kaip šis, užsidedu papučio ir tiesiog žiauriai gerai. Su kokiais ilgais ilgaauliais, rudais batais. Pasakiška. Planuoju nusipirkti rankinę tamsiai rudos, zomšinės medžiagos, tai turėtų irgi labai gražiai dėrėti. Tai būtent šiuo dalyku džiaugiuosi, manau, labiausiai. Dar gavau tokį rimtą švarką, lemenuotą, tokios storesnės medžiagos jisai yra, jeigu matosi. O toks. Labai gražiai pasiūtas, pamušalas šiek tiek susilandęs. Nes aš jį ploviau rankomis, nes negalima dėti į skalbimo mašiną. Labai gražiai atrodo, tamsiai mėlynos navy tokios spalvos, su sagutėm ant rankovių galo, su kišenytėm. Na, toks klasikinis, gražus, bet rudeniškas vien dėl savo tokios storesnės medžiagos. Ir iš kur jis čia yra? Iš Mo Woman. Va toks. Ir dar gavau tokius marškinukus iš vyriškos skyriaus, bet ten jau ėmiau ne oversizinius, S dydis, labai rudeniškų spalvų, tačiau šiuo metu skalbėsi, nes praeitą savaitę buvau užsidėjusi porą kartų, tai jau skalbiu. Kol kas tiek, man atrodo, liktai nieko nepamiršau. Jeigu pamiršau, tai tiesiog įterpsiu kur nors kitose vloguose ir paminėsiu, kad dar būtent tai nusipirkau. Šiaip labai norėčiau, kad ir čia būtų kažkokia panaši parduotuvė į Humaną, nes tikrai Lietuvoje, kai apsilankau ir nueinu į tokią parduotuvę, visada randu kažką labai išskirtinio, kažką tokio faino, šilto sezonui. Tai žmonės, kurie gyvenate Lietuvoje, tikrai naudokitės progą, nes buvau ir čia dėvėtų drabužių parduotuvėse, tiesiog pasižiūrėti, ką gero jie turi ir drabužių kokybės lygis tikrai labai skiriasi, čia yra labai prastas ir, na, bent jau tose parduotuvėse, kuriuose buvau užėjusi, man tikrai nepatiko, nieko aš ten gero neradau ir kai kurių dalykų net ir už dyką neimčiau. O Lietuvoje kažkaip, kai grįžtu, kartais net ir grįžti nereikia, mama labai moka puikiai išrinkti kažką ir pamatyti ir atsiųsti man. Tai tikrai naudokitės progą, labai faina, galite būti išskirtiniai ir gražiai, ir stilingai, ir šiltai apsirengti. O fainiausia dalis, sakyčiau, kad kiekvienas iš šitų daiktų, kuriuos rodžiau, kainavo vos po 4 eurus. Plius minus. Man atrodo, dar kai kurie buvo dar pigiau negu 4 eurai. Tai nusprendžiau, kad reikia nueiti iki Douglas parduotuvės, nes jau kokią 3 savaitę bandau internetu užsiregistruoti, kad gauti
Douglas nuolaidų kortelę, bet kažkodėl tai niekaip nepavyksta, nes tas finalinis žingsnis, kai jau visą informaciją užpildai, pasidaro kažkaip visas ekranas baltas ir tiesiog nėra sekančio žingsnio toliau, kad galėčiau išsiųsti tą anketą ir užsiregistruoti. Tai nusprendžiau tiesiog nueiti į fizinę parduotuvę ir paklausti, gal galima taip kažkaip išsiimti tą nuolaidų kortelę. Nes dažniausiai perku kvepalus tenai ir taip visokių kosmetikos produktų, tai pagalvojau, kad visai apsimokėtų ją turėti. Tai nueisiu į Douglas parduotuvę, tada nueisiu į Krudvatą, į tą vadinamą kaip ir Eurokos panašią parduotuvę. Reikia nusipirkti naują dantų šepetėlį, laikas keisti. Ir kažką makiažo valymui, nes beveik baigėsi mano micelinis vanduo, tai arba dar vieną buteliuką būtent jo pirksiu, arba galbūt rasiu kažkokį visai neblogą veido valymo pienelį. Gal užsuksiu dar į kokį butikėlį, pasižiūrėsim. O dabar noriu parodyti outfituką šiandienos. Plunksnų liemenė, žiauriai šilta iš tikrųjų. Šitą golfuką užsisakiau ne per seniausiai iš Zalando, galvojau, kad bus truputėlį šviesesnis, bet atkeliavo toks ir sakyčiau, ai, visai neblogai. Truputį galima užsiraityti, atsiraityti, nežinau kaip nori. Outfitėlis toks. Užsidėjau savo ilgaaulius verstos odos batus, kuriuos taip pat radau dėvėtų drabužių parduotuvėj. Buvo labai geros būklės ir prieš kokius 6 ar 7 metus. Tai žiauriai patogus, labai gražus, labai gera spalva ir dar versta oda, tai tarnauja puikiai. Ir dar puikiai derinasi mano Sheino rankinukas. Spalvos tiesiog tobulai. Akinukai nuo saulės, žiedukas, nes tikrai saulėta diena ir tikrai pravers. Na, leikiau. Na ką, nusprendžiau užbėgti savo mėgstamą, mylimą butiką. Čia dažnai randu įdomesnių drabužėlių. Gaila, tą dieną jos susidarinėjo šiek tiek anksčiau, tai peržiūrėjau keletą dalykų ir keliavau savais keliais. Taip pat apžiūrėjau batų parduotuvių vitrinas pasipuošusias Halloweenui ir atkeliavau į Krudvat parduotuvę. Prieš tai buvau Douglas parduotuvėje, gavau tą savo nuolaidų kortelę, labai džiaugiuosi pagaliau. Ir šiaip lieku šiek tiek nustebinta, nes Krudvate radau tikrai neblogų žvakių bei namų kvapų. Na, tada ilgai ir nuobodžiai rinkausi dantų šepetėlį iš milijono tūkstančių dantų šepetėlių. Noriu Jums parodyti šią dantų pastą tabletėmis. Iš tikrųjų labai geras dalykas keliaujantiems, kompaktiškas, patogus ir atliekantis savo funkciją. Radau dar keletą įdomių dalykėlių, tačiau nusprendžiau, jog pasiieškosiu informacijos internete ir tuomet galbūt pirksiu sekantį kartą. Na ką, jau po pasišopinimo gavau viską, ko reikėjo. Tik pamiršau micelinį vandenį. Tai nieko tokio, ko gero rytoj reiks užsukti dar į Krudvatą. Nusipirkau dantų šepetėlį ir dar tokių papildomų dalykų, kurių visai neplanau pirkti, bet žinot, būna. Pamatai kažką ir įsireikia, arba tiesiog nori pabandyti, išbandyti kažką naujo. O dabar keliauju namo ir eisim, ko gero, kur nors pavalgyti. Galvojam apie tą vietą, kur visada valgom avieną. Skamba neblogai. Na štai, tai greitai parodau, ką nusipirkau. Tai toks rankų muilo papildymas, 1 litras bus supilstymui. Mano pats mylimiausias lūpų balzamas, toks kaip blizgis, bet jis žiauriai fainas, kažkaip labai gražiai lūpos nurimsta, jeigu tarkim būna raudonos. Ir labai skaniai kvepia, ir labai gražiai atrodo, ir jau mano gal koks 7 ar 8. Tai vis tik pakeičiu skonį, nes šitas yra braškių, praeitą kartą turėjau miško uogų. Taip pat tokia naktinė lūpų kaukė, kuri irgi jau ne pirma man ir man labai patinka, tik šį kartą pamačiau, kad yra naujas skonis, vyšnių, tai nusprendžiau pabandyti. Taip pat šitą kaukę parvežiau dovanų ir Gintariai, kai buvau grįžus į Lietuvą, tai tikiuosi jau išbandė ir nekantrauju paklausti, ar jai patinka. Taip pat pasiėmiau dantų šepetėlį, šį kartą natūralų bambukinį pabandysiu, yra, man atrodo, jisai medium soft, vidutiniškai minkštas. Taip pat šepetėlis šukavimui, antakių šukavimui,
Toks paprastas, bet visai neblogas atrodo. Plaukų šepetys, bet čia tokiam bangom gal labiau nuo šaknų pakelti plaukus. Nežinau, reikės pabandyti, kaip čia gausis. Tada tokie akių padeliai. Man atrodo, jie bus tokie kaip išmirkyti kremuke ir galbūt irgi gerai nusivalys makiažas. Nesu bandžiusi, reikės pasižiūrėti. Taip pat sausas šampūnas. Šitas jau antrą kartą būtent šį bandau. Labai jisai man patiko. Taip pat dantų valymo tokie stiliukai, krapštukai. Lūpų kaukė su hialuronu. Telefono apsauginis stikliukas, nes vėl suparpalinau. Plaukų kaukė L'Orealio. Tokios nesu bandžiusi, tai sakiau, kodėl nepabandyti, nes dabar rudenį plaukai pasidarė labai sausi. Tai norisi kažkokios pagalbos jiem papildomos. Taip pat skalbinių minkštiklis, popierinis rankšluostis ir pamačiau tokį įdomų dalyką – stovas telefonai. Tai vat, pavyzdžiui, kai filmuoju, kai pliurpiam, tai kažkur jį pasidėti patogiau, tai pagalvojau, reikia pabandyti. Va toks. Tai tiek pirkinukų. Dabar ruošiamės kažkur eiti. Na ką, noriu parodyti, jog gavau savo išsvajotai pumpkin spice sirupiukam. Kadangi labai mėgstu aš apskritai šitos firmos sirupą. Visada dedu į kavą savo mėgstamiausią karamelės skonio. Ir dar esu nusipirkusi šokoladinių sausainiukų skonio, bet šitas man toks nelabai. Vis tiek visada lieku prie šito su karamelė, o dabar pabandysiu pumpkin spice. Vat kaip tik pasidarysiu kavos ir pasižiūrėsim, koks čia tas skonis. Labai tikiuosi, kad patiks. Dar taip pat užbėgau į Lidliuką ir nusipirkau labai skanių desertų iš Deluxe. Va, su avietėm. Labai patinka. Ir dažniausiai perku, kai būna egzotinių vaisių. Bet kadangi nebuvo, tai pasiėmiau su avietėm, nes avietės irgi labai mėgstu. Vakar vakare pasidariau nagus. Šį kartą žaliai. Kažkaip praeitas kartas buvo tamsiai ruda, o dabar norėjau visų skirtingų spalvų, bet kažkaip labai aptingau, nes ilgas procesas, kol pasidarai nagus, o paskui dar nusidažyti, tai nusprendžiau pasilikti tiesiog prie žalios. Ir iš tikrųjų man labai patinka. Gerai, varom darytis kavos. Na ką, pasidariau savo kavytės su nuostabiuoju pumpkin spice sirupiuku. Pažiūrėsim, koks skonis, bet iš tikro aš dar labai norėčiau jo paragauti ir taip nesumaišius su kava. Pasižiūrim. Kvapas tikrai geras. Skanu. Saldu ir truputėlis rūgštumo yra. Na, sakyčiau, neblogai. Paragaujam su kava. Liuks. Ir cukraus nereikia. Jeigu va taip šiek tiek daugiau pilus, tai tikrai nereikia jokio cukraus ar jokio saldiklio. Aš dėjau dar vieną tabletę saldiklio.
Nu ir matėt, kiek pyliu aš daugmaž to sirupo. Tai labai skaniai gavosi. Ir aišku, aš visuomet darausi kavą su grietinėlė ir būtinai pagardinu su cinamonu. Ir nesvarbu, ar ruduo, ar žiema, ar vasara, aš visą laiką labai mėgstu kavą su cinamonu. Žinau, kad Lietuvoje yra šitų sirupų, nes tikrai esu nekartą mačiusi, tik nežinau, kaip būna sezono metu, ar pas jus atveža kažkokių įdomesnių skonių, tarkim rudenį ar žiemą, kažko įdomesnio, tai nežinau, pasižiūrėkit savo vietinėse parduotuvėse, galbūt rasit. Verta pabandyti, ane? O šiaip tai dar norėjau parodyti savo moliūgėlių kraitelius. Va, pasidariau tokius. Dabar čia nesimatys gal tų lempučių. Aš pabandysiu jas jungti, bet tamsoje atrodo labai gražiai. Dabar tai truputėlį tik tai, nes dar ganėtinai šviesu. Bet kai sutemsta, atrodo labai gražiai. Šios savaitės vakarais, tai grįžus po darbo nusimaudau, susijungiu aš tas lemputes ir einu gaminti valgyti. Ir taip jauku namuose. Va toks spalvotas dalykėlis. Ir dar vienas va toks. Šitą padėkliuką kažkada pirkau iš Temu, man atrodo, kažkada vasaros metu ir pamiršau nufilmuoti, tai rodau dabar, nes iš tikrųjų rudens metu labai puikiai jisai man čia pasitarnavo. Va žvakučių. Ir dar šią savaitę radau vieną labai mielą žvakutę, kurią pasiėmiau, galvoju, visai čia gražiai turėtų atrodyti. Tokia mini, va, pagal delną mažutė, bet gražiai ir labai skaniai kvepia. Tai irgi kažkur gražiai aš ją komponuosiu. Ruduo įsibėgėjo, šiais metais jis kažkaip ganėtinai greitai eina. Kaip man pavyksta jį prisijaukinti? Po truputį mažai žingsneliais. Kažkaip galbūt šiais metais jaučiuosi šiek tiek ramesnė nei praeitais metais. Nes šiais metais oras yra geresnis nei praeitais. Praeitais praktiškai kiekvieną mielą dieną nuo rugsėjo pirmų savaičių lyjo iki, sakyčiau, sausio gal kokios antros savaitės lyjo kiekvieną mielą dieną ir buvo tikrai šalta, šlapia ir labai niūru, o šiais metais šiek tiek su oru pasisekė labiau, kažkaip pakelia nuotaiką, nėra taip slogu. Aišku, vakarais temsta anksčiau ir tos kažkokios fizinės energijos yra mažiau, norisi prigulti, apsikloti, šiltai pabūti, bet gal tai nėra blogai. Tik tai reikėtų labiau atkreipti dėmesį į sveikatą, kažkaip pasirūpinti savimi fiziškai labiau, kad būtų tos motyvacijos ir energijos ir psichologiškai. Kažkaip per pirmasias rudens savaitės pastebėjau, kad ir oda labai išsausėjo, ir plaukai sausėja, šiek tiek gal net slenka, žinot, rudens sezonas. Ir svoris pakritęs, tai galvoju, reikia turbūt greitų metų pasidaryti kokį kraujo tyrimą, pasižiūrėti, kokių vitaminų trūksta, kad nusipirkus nepadaugint kažko. Tačiau geras dalykas tas, jog mano veido jau dinginėja tos tamsios dėmės, kurios dažniausiai atsiranda balandžio mėnesį ir kažkur iki kalėdų, va iki gruodžio jos turėtų visiškai išnykti ir ta visa veido spalva visur turėtų susilyginti. Tai tuo labai džiaugiuosi. Žiūrėsim, ką atneš kiti metai, kokia bus kita vasara, ar vėl būsiu kaip žemėlapis, ar netokios ryškios, kaip buvo šiais metais. Žodžiu, nieko čia tokio, kaip nors. Ir šiaip labai keista, nes iš tikrųjų esu tokia antirudeninė, nors lapkritis turėtų būti mano mėnesis, esu gimusi lapkričio 10 dieną, esu tikriausias skorpionas, tas laikas jau visai ne už kalnų. Praeitais metais galvoju, per kitą gimtadienį turbūt nukeliausiu kur nors, kur šilta, pailsėti, pasilinksminti, kažką smagiai nuveikti, tačiau artėjant tai dienai jokių planų nėra, gal ir gerai, nes iš tikrųjų dabar norisi tai tokios ramybės, ramiai praleisti laiką ir nieko neplanuojant, nebent tai būtų labai ekspromtu. Tai sakiau, jeigu taip atsitiktų, tai bus tikrai paskutinės minutės akimirka, kada sugalvosiu, davai, greitai meilė, kraunamės lagaminuką ir šiaušiam kur nors. Tai arba bus taip, arba nebus. Jeigu nebus, tai bus labai gerai. Irgi čia nieko tokio, praleisti laiką namuose su savo mini šeima, suvalgyti tortą, keksiuką ar kažką skanaus
ir išgerti taurę šampano. Metai labai greit prabėgo ir kiti metai irgi ateis labai greitai. Būtent šį mėnesį savo palinkėsiu ir manifestuosiu, kad kiti mano asmeniniai metai, va šitie ateinantis nauji, būtų kad labiau atsisukčiau į save, sveikatos atžvilgiu, palinkėsiu savo žinių, kažko naujo išmokti, kažką naujo pamatyti, patirti. Turiu šiokių tokių idėjų galvoje ir labai tikiuosi, kad pavyks. Tai tikrai labai nuoširdžiai apie tai galvosiu ir bandysiu įgyvendinti. Ir dar norėčiau jūsų paklausti. Kadangi artėja ir žiemos šventės ir žinau, jog kiti vlogeriai daro vlogmus. Nesu niekada dariusi, esu pagalvojusi apie tai, tačiau nežinau, ar pavyktų ar išeis. Ir ypatingai, jeigu jūs nežiūrite ir nemėgstate tų tokių trumpų filmukų kasdieninių, tai labai norėčiau sužinoti, parašykite į komentarus, ar vertėtų pabandyti ir ar norėtumėt, nes jeigu jūsų bus dauguma, tikrai pasistengčiau kažkaip tai įgyvendinti šitą dalyką, tai irgi būtų man labai nauja, bet kodėlgi ne. Tik tai būtinai parašykit, ar norėtumėt, ar verta ir ar žiūrėtumėt. Manau, jog šiandien tiek. Šis vlogas buvo toks visoks. Daug visko primaišyta, gal biški šakal makal. Bet tikiuosi, kad patiko, kad susižiūrėjo. Ačiū, kad buvot iki galo. Jeigu buvot iki galo, paspauskite laiką, pasubscribinkit, paspauskit varpelį. Lauksiu jūsų komentarų, pasilabinkim, bučiuoju visus. Iki kito susitikimo. Ru.